Labą dieną. Šiandien turim 124 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie žydus XIX amžiui, antisemitizmą ir sionizmą. Šį kartą pratęsime pirmiausiai apie sionistų judėjimą. Taigi žydų persekiojimas, pilietinių teisių varžymas, nuolatiniai pogromai jau XVIII amžiui skatino juos galvoti apie savarankiškos žydų valstybės susikūrimą ne Europoje. Sionizmo pradininkais laikomi Vienos publicistas bei rašytojas Teodoras Herzlis ir Odesoje gyvenęs gydytojas Leonas Pinskeris. Abu jie manė, kad didžiausia žydų nelaimių priežastis yra jų išsibarstymas po visą pasaulį. Herzlio nuomonė, tik savoje valstybėje žydai gali pradėti gyventi laisvai ir nepriklausomai. Tiek Pinskeris, tiek Herzlis sionistų judėjimą pradėjo vienas apie kitą nieko nežinodami. Pinskerį veikti paskatino 1881 metais po caro Aleksandro II nužudymo prasidėję masiniai pogromai ir žydų persekiojimas. Herzlį atitinkamai kapitono Alfredo Dreyfuso teismas. Dreyfusas buvo žydas, tarnavęs Prancūzijos kariuomenėje. Visiškai be jokios priežasties ir įrodymų kapitonas Dreyfusas buvo apkaltintas šnipinėjimu Vokietijos naudai ir nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Ši byla pasaulio istorijoje vadinama kabutėse Dreyfuso byla. Nors keleriems metams praėjus, Dreyfusas buvo išteisintas, byla atskleidė žydų nelygiateisiškumą su kitais prancūzais ir antisemitinės tendencijas Prancūzijoje. 1881 metais paplitus pogromams Rusijoje pradėjo kurtis kabutėse Siono mylėtojų organizacijos, kurios propagavo žydų grįžimą į Palestiną. 1883 metais panaši organizacija buvo sukurta Berlyne. Šios organizacijos davė vardą sionistų judėjimui. 1897 metais rugpjūčio 29–31 dienomis Šveicarijos mieste Bazelyje buvo surengtas kongresas. Į jį suvažiavę delegatai iš vakarų ir rytų Europos priėmė kabutėse Bazelio programą, kurioje numatė, kad žydų valstybė gali būti sukurta tik Palestinoje. Todėl buvo nutarta remti žydų žemdirbių, amatininkų, pirklių kėlimąsi į istorinę tėvynę. Kongresui pasibaigus Herzlis dienoraštyje rašė, kabutėse, aš sukūriau žydų valstybę. Po 5 metų, o vėliausiai po 50 metų, visi tai pamatys. Herzlis važinėjo po visą Europą, ragino žydus vienytis, aukoti lėšas pirmiesiems persikėlėliams į Palestiną remti. Apie Palestinos kolonizavimą. XIX amžiaus pabaigoje į Palestiną ėmė keltis pirmieji žydai iš Rusijos ir kūrė ten savo bendruomenes. Bet ekonominės sąlygos ten nebuvo lengvos,
Dauguma bendruomenių galėjo pragyventi tik iš paramos, kurią teikė žydai gyvenantys Vakarų Europoje. Osmanų imperijos valdžia žydams trukdė keltis į Palestiną. Jie galėjo čia apsigyventi, bet turėjo likti piliečiais tų šalių, iš kurių buvo atvažiavę. 20 amžiaus pradžioj bendras Palestinos plotas buvo 29 000 kvadratinių kilometrų. 1907 metais žydams priklausė 400 kvadratinių kilometrų žemės. Palestinoje tuo metu buvo 700 000 gyventojų, o žydų tik 80 000. Dauguma jų gyveno miestuose ir tik keli tūkstančiai vertėsi žemės ūkiu. Atsižvelgdami į tai, sionistų judėjimo vadovai persikėlusius žydus ėmė skatinti versti žemės ūkiu. Buvo pradėtos kurti žemės ūkio bendrijos. Jos buvo išsibarsčiusios po visą Palestiną. Iš Europos atvykstant naujiems žydams, tokių žemės ūkio kooperatyvų ir gyvenviečių daugėjo. Jų tinklas plėtėsi. Nors atvykę į Palestiną žydai buvo neturtingi, gyveno vargingai, bet jų padėtis buvo kur kas geresnė už vietinių gyventojų arabų. Dauguma žydų buvo baigę mokyklas, mokėjo kokį nors amatą, naudojosi iš Europos atsivežta technika. Jau nuo pirmų kolonijų gyvavimo dienų paprastais darbininkais jie samdė vietinius gyventojus arabus, tai yra pigią darbo jėgą. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Palestinoje gyveno apie 90 000 žydų. Iš jų 60 000 buvo senbuviai žydai. 15 000 persikėlusių žydų gyveno miestuose, o 12 000 kaimo bendruomenėse. Daugiausiai žydų, apie 45–50 000, gyveno Jeruzalėje. Tel Avivas, pirmasis miestas, kuriame gyveno vien tik žydai, įkurtas 1909 metais. Jafoje gyveno 12 000 žydų. Klausimai ir užduotys. Pirma. Trumpai papasakokite apie sionistų judėjimą. Kodėl kilo sionistų judėjimas? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra. Trumpai papasakokite apie Palestinos kolonizavimą. Kodėl sionistų judėjimo atstovai skatino žydus Palestinoje verstis žemės ūkiu? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.